Kaip matot, mašinytė visa šlapė, tai dieną praneša lietų. Bet dabar važiuosim automobiliu apie 2 valandas į kitą pusę. Tai tikėkime, kad ten už tų porą šimtų kilometrų lietaus nei kvapo. Šiandien mūsų pusryčius padavė tiesiog išsinešimui. Turim jogurtuką, porą keksiukų ir karštos kavos. Tai taip nelabai mums patinka, nes tikėjomės, kad galėsim atsisėdę pavalgyti. Tai dabar turim viską pasiruošti, pasimti ir varyti į mašiną valgyti. Tai šiandien esam Page miestelyje, tiksliau jau iš jo išvažiuojam. Jį atvažiavam vakar vakare. Čia matot, kaip atrodė mūsų vakarykštis viešbutis. Šiaip pats pigiausias iš mūsų viso tūro, bet gavom ir pusryčius, ir kavytę. Tai tikrai pasiteisinęs variantas ir šitam Page miestelį yra daug daugiau parduotuvių negu iki mūsų lankytose vietose. Pavyzdžiui, Springdale iš vis tos mažytės tokios degalinių parduotuvėlės, dėl to jos mumis ir buvo nuvylusios. Ir mes vis galvojom, tai ką tie amerikiečiai valgo ir kur jie apsipirkinėja, kol neradom vakar Walmarto. Tai tada viskas mums jau paaiškėjo. Tai radom ir tokių maisto produktų, kur ir mum tinkami. Kažkaip mūsų šitas viešbutukas kaip ir labai nesužavėjo, bet jeigu netgi su Cybertrucku prie mūsų kaimynai atvažiuoja apsistoti, reiškia, viskas čia su juo gerai buvo. Ne, jokių nusiskundimų, tiesiog šiaip jau kadangi lankomės 5 viešbutį ir lyginam iš to, kur buvom apsistoję, tai jis mums toksai vidutiniausias. Brolis jau nusiteikęs čia taip kaubojiškai, nes važiuosim dabar į Monument Valley. Tai ten pagrindinis kaubojų, kraštas. Westernų visi filmai, pagrindiniai vaizdeliai iš tenai, tai važiuosim apžiūrėti. Šiaip vairuot būtų šiandien mano eilė, bet nesusimontavau vakar YouTube video iš Antilopės kanjonų, tai tą darysiu dabar vairuojant, tai brolis pagelbės, pavairuos už mane šį kartą. Šiandien eismo sąlygos tai jau lietuviškos, bet mums kaip per ekskursiją tai beviltiškos. Turim dar netgi tokį turą, kur patys turim automobiliu važiuoti apie 17 mylių ir ten tokiais dykumų kalnų keliais. Tai nežinau, ar mes jį pateksim iš vis. Nu, žodžiu, žiūrėsim prie vietos, bet panašu, kad artėjam, šiandien yra 8 diena ir ne visas dienas gali pasisekti su oru. Mūsų pirmas pastebėjimas, kad visą kelią niekur nėra sustojimo, jokio tualeto, labai mažai degalinių beveik nėra. Tai čia mes važiuojam iš Antilopės kanjono į Monument Valley. Iš tikrųjų labai mažai šitom regione yra viešbučių. Realiai mes radom turbūt tik tai 2 šitam keliui, tai vienas labai brangus už naktį $300. Mes suradom už 100, gal 60. Džiugina tik viena, kad jau sniego mažiau, dangus šviesėja, nes visą kelią nerimavom, kad nesimatys gražiai peizažas. Bet dabar jau nuotaika po truputį kyla, bet šiaip žiauriai šalta laukia. Ir privažiavome pagaliau Jutos valstiją. Ir ji mums žada labai gražius gamtovaizdžius taip pat. Tai gražuolė šalčiausia atostogų dieną, apsivilka suknelę, gražuolė norėjo būti, išsitraukiau džemperį ir kelėsi viską ant viršaus sluoksniuosiu dvigubai. Čia kosminis šaltis yra. Taip, baigiam privažiuoti dar vieną apsaugos kasos punktą, kur reikia susimokėti. Hello. It's possible only by card or cash also? Card only. Card only. Tai galima mokėti tik kortelę, tai... Free. Tai labai gerai, kad turiu kreditinę kortelę. Nes grinai čia būtų negalima susimokėti. Ir jau buvo stendas toksai ryškus, kad no cash, only card. Ir dabar gavom tokį žemėlapį. Ir čia yra 2 valandų turas. Ir net nebejokit, kad ir jum jį parodysiu. Vyrai jau pozuoja, fotkinasi. Man tai nepamesti kepurės nuo tokio oro. Prisegta, post vakarų.
Aš tai belenkai prisirengus, tai šiaip kūnui nešalta, bet tas vėjas labai erzina. Mato, ten apačioje yra mašinos, važiuosim ir mes tenai viską apžiūrėti. Get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. Aivaras perėmė vairą ir dabar jau šitais dykumų keliais vairuoja Aivariukas, mes su broliu žiūrim, grožimės, fiksuojam viską. Bet bus dar ir momentų, kuomet galėsim sustoti, išlipti ir pasifotkinti. Žodžiu, mūsų Dakaro ralis prasideda. On the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. Somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. Ir jie atvažiuoja, aš pasivaikščiot sugalvojau, noriu pasigražėti gamtovaizdžiu. Čia matom 3 sesių kalvą. 3 sesutės per kalnelį nesubėga. Bet man tai čia W raidė tiesiog, o kaip jum, ką jūs čia matot? Parašykit komentaruose. Why did it take you so long? While I was dancing on my own. And now the prayer's been answered in my darkest time. 'Cause now I found you. Matot, kaip instagrameriai geriausią kadrą gaudo. Esam ant Tomo Fordo taško, kur visi filmai vyksta, westernai. Ir va čia ant tos kalvos, atjoja su žirgu. Bet kol mes čia pradėjom ir pabaigėm fotosesiją, tai ir snigt pradėjo, ir dangus apsiniaukė, visas nieko nebesimato, bet turim kelias nuotraukytės, o bet kuriuo atveju ne dėl nuotraukų, čia dėl emocijos, tai viską čia labai malonu patirti, nors ir labai šalta. Žodžiu, tragiškas oras prasidėjo, net būnant prie vietos nebesimato jokio kalno, nieko. Sniegas, įdomi čia mum, įdomi patirtis, bet ir tokias reikia sninga į vidų. Dabar nežinom, ką daryti, nes žmonės stovi su kitom mašinom laukia, mes irgi staptelėjom, nes kelias tai yra, utititi žiemą, kaip Lietuvoj, normaliai, va, sniegutis, dykumoj, kaip Lietuvoj. Ir įdomi patirtis, nieko nebesimato, bet pasirodo galima ir taip. Va, aš labai jau patinku gyvūnėlėm. Čia ką nešoktų man į vidų. Paliekam draugučius, pasitiko mus, pažiūrėjo, įvertino, kad viskas gerai, kad esam saugus jų teritorijoje. Sniegimas ką tik pasibaigė ir noriu parodyti, kad tas sniegas koks įdomus, jisai toksai kristaliukais, jisai nesušoki vieną pas mum. Taip nėra, atrodytų, kad kokia druska būtų papilta. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. But somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Mūsų turas eina į pabaigą, grįžtam link sesių uolienų. Ir norėjom tik tai tokį pastebėjimą pasidžiaugti, kad su mūsų mašina lengvai pravažiavom visą turą, nerimavom, kad galim užklimti. Gavom ir sniego, ir drėgmės, ir kelias tikrai nėra jau ten iš pačių sausiausių dykumos. Aišku, mums pliusas, kad dabar mūsų automobilis 4 varomais, bet vyrai nusprendė, kad ir su 2 varomais būtumėm pravažiavę, gal tik kai snigo nebūtų labai jauku važiuoti, bet tikrai čia nėra jokių nei skardžių, jokių pavojingų takų, platus keliai, prasilenkti lengva, tai su lengvuoju automobiliu drąsiai galima važiuoti ir nebijoti. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. Mes gaudom visus gražiausius kanjono kampelius ir čia matom meksikiečio kepurės kalvą.
Vat, ar jums čia panašu į meksikiečio kepurę? Nu, gal ir yra idėjos. Su šitokiu mokėjimu dar nesusidūrėm, nes parašyta, kad turi susimokėti online arba va čia toksai vokas, dėžutė palikta ir turi ją įmesti $5 nuo vienos mašinos. Tai va, ką tik susimokėjom, važiuojam to žąsies kaklų apžiūrėti. Atvykom į paskutinį tašką, tai vadinasi žąsies kaklų kanjonas. Nu, bandėm visą kelią žiūrėti Google ir išmastyti, kur to žąsias ir kur tie kaklai. Nu, dabar einam pasižiūrėti visą vaizdą, jeigu pavyks jį užfiksuoti. Ir bandysim išvelgti, jeigu ką ir jūs man padėsit. Nes mes kol kas tų kaklų niekaip neišvelgėme. Nežinau, ką mes čia matysim dabar. Nu, čia tie, ta upė yra tie kaklai. Nu va. Nu, greičiausiai va čia va kaklas ir tipo užsilenkia galvytė. Kaklas ir užsilenkia galvytė ir lygiai taip pat. Mes nusprendėm, kad mums čia yra tiesiog 2 arklio pasagos. Tų žąsų mes nelabai čia ir išvelgiam. Off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do. Let's find my way Pagaliau back to pasiekėm savo you. kambariuką. Dar lauke šiek tiek šviesu, vyrai jau išiminėja daiktus. Nu, o šiandien vėl vaizdelis, man atrodo, bus nerealus pro langą. Ok, iš karto apžiūrim, kas mums pakeliui. Vanikė, būtų galima šiltoj vanioj pagulėti. Vyrai jau sutašėm laukia, o aš noriu pasižiūrėti savo vaizdą. Ir vėl mūsų Queen Room. Ir šitą karalienę užsisakė vietą prie terasos lango, nes vaizdas tai... Va dėl tokių vaizdų verta gyventi. Why did it take us so long? Visi tie kalnai, kur mes šiandien buvom, viskas bus prie rytinės kavytės.